dieną. Oi, gal ne taip pradėjau. Pradėsim kaip mėgstu. Labą dieną. Šiandien, kaip ir turbūt daugumai mano video, sekmadienis, laisvadienis. Laikas skiriu savo. Ir toks šiandien prisnygo Klaipėdai pas mus. Truputį laiko sniegas. Saulutė šviečia, vėjo nėra. Guliu lovą kaip tinginys. Ir skrolinu ir žiūriu Facebook'e ten iš pažįstamų. O, jūrų muziejai kažkas vaikščio, gal kaip ir žiūriu, tada prisiminiau. Taigi muziejai sekmadienį nemokamai. Paskutinį mėnesį sekmadienį. Tai galvoju, gal su motociklu varyti, bet galvoju į smiltynę, ekologiją, visą kitą. Galvoju, gal paspirtukas, bet tada galvoju batareika, kai šalta, gali nedatempti. Ir tada dviratis. Tai va, su dviratuku ir minu dabar. Ant vieno rato. Važaras įgė, Toyota baltą Polsko nerodo. Aišku, manęs dabar nematys. Atsakė, rodė. Dar ir čia reikia būti instruktorių vairavimo. Nosį krapšto. Ir nosytę krapšto. Kaip padainuoju. Nu, darom triuką. Važiuosiu tą kalniuką. O dabar reiks nuvažiuoti. Nu, iki pat kelto. Kai jaučiu ramumo bus. senoji perkėla, o taip ir rašo šiauriniam rage.
Meat Lovers, to pačio galim skanių burgerių pavalgyti. Štai yra kasos. Tai nueisim, pažiūrėsim, kiek kainuoja bilietukas. Tai va taip, pažiūrėjau. Keleivio bilietas. Keleivio bilietas su dviračiu. Euras 50. Labą dieną. Man jau keltis reikia. Olia. Žiūrim bilietuką. Pirmą misiją įvykdyta - atvažiuoti į keltą, suspėti ir keltis į Smiltynę. Bet žmonių jo daug, visi naudos gerą orą. Nu, pabandom ant vieną ratą iki pat nuvažiuoti. Padinimas. Va, delfinariumas tiesiai. Saulės laikrodis. Įsikrovęs manos. Nes nieko nerodo dabar. Štai planas. Jūrų muziejus. Oi, delfinariumas. Jūrų muziejus. Baltijos jūra. Kuršių marios, kur išteka į Baltijos jūrą. Molas. Jeigu kam įdomu, tvarkarštis, galėsit susistabdyti ir pažiūrėti. Dviratis prirakintas, pabandot vagis paimti blemba. Pasirodo, reikia neįleido, nes reikia pasimti nemokamą bilietą. Irgi bilietas, bet nemokamas. Labą dieną. Sakė, nemokamą bilietą galim nusipirkti. Jūs vienas? Taip, vienas. Ačiū. Viskas taip? Ačiū. Net aš užsinorėjau.
Skaniai atrodo. Maitinam tik tos, kurie vandenį. Gal nemokamai, gal irgi žuvį. Drąsiai, bet tik reikės šokti. O, gal apsis tada. Štai mūsų gražioji Klaipėda. Kiek kriuklyčių. Daug visokiausių. Kur jūs matėt, ką parodžiau jūrų muziejai, tai ten tik mažoji dalis. Ten labai smagu, kas turi vaikų, aš įturiu, nes vaikam padaryta visokių užsiėmimų, ten žaidimų, švieselių, palindimų, visokiausių dalykų. Šiaip gražu pažiūrėti istorijos, kaip viskas vystėsi. Iš pradžių ten rodo, kaip viskas vystėsi, moliuskai, moralai, ten visokiausių, man net per protinga ten, kas čia nemoka atpasakoti. Ir kiekvieną mėnesį, paskutinį sekmadienį, mano žiniomis, jau kiek atsimenu, tai visą laiką yra nemokamai. Galit nueiti. Labai gera pramoga. Su vaikais, su porom, vienam. Irish cappuccino, mano skaniausia. Nu, molas smiltiniai pusiai remontuojamas, negalim nuvaryti. Galima, bet nelegaliai. Štai. Graži, rami jūra. Vėjas eina nuo manos Palankus. Palankus jiems, kas prie jūros nori atvaryti. Bangų nėra. O, kažkokios žuvis plaukia. Labai gražu, smagu. Manau, truputį ir prasilėksim paplūdimiu su dviračiu. Štai va taip. Toks kietas smėlis labai. Galima važiuoti. Tik truputį taškas. Šiandien apsisengęs, nes pasimok taip, kad pasimoksiu iš senų kardų. 3 kojinės, 3 kelnes, 2 termo ir vienas turbūt tokias, kurios traukiu šaltį. Nežinau kodėl, netraukiu. Ir pirmą kartą gyvenime aš nuolau 2 triusikus, nes neturiu to dviratinio kelnio, bet esu patyręs, ką reiškia bachūrai, kas važinėja su dviračiu tokio oro, turbūt žino. Nu ką, varau, prasiminsiu. Sakau,
Nesakau, gal dar parodys, kaip paplūdimį. Trys spalvos. Tokia kamufliažinė su sniegu, balta, smėlio spalva ir žydra tokia, nežinau, jūros spalva. Iš pakaliukai jau skauda. Jau atpratęs buvau. Motociklo sėdė, tai minkšta ten. Nu va. Esu Klaipėdoje. Visai gerai praleidau laiką. Visai nesušalau, kaip galvojau, kad sušalsiu. Svarbiausia, manau, tinkama apranga. Galim ir su dviračiu drąsiai važiuoti, jeigu nebijai tik tai. Ar slido, ar nebijai nukristi, tai visiškai nelabiau bijau sušalti. Bet padangos colių ratai didelė, tai kažkaip taip neslidinėja. Tai draugai, žiūrovai, kurie žiūri, sakau, viso gero. Mies jau neįdomu, tie triukšmai miestų. Nebent su mocu greitu. Iki.